Sveikinuosi su visais šiandien prisijungusiais paklausyti mūsų pokalbio. Ir šiandien aš, Vaida, coachingo specialistė, ir mano kolegės Laura ir Ernesta. Sveikos merginos. Labas. Pakalbėsime apie vertybės. Baigėsi metai ir tie, kurie nusistatinėja savo tikslus, be abejo, susijęs jų persižiūrėti, nusistatyti naujų tikslų kitiems metams. Na, o mes pakalbėsime, kodėl yra svarbu prijungti, tai yra pradėti nuo vertybių. Kodėl yra svarbu žinoti savo vertybės prieš nusistatant tikslus. Tai ką pirmiausia norėčiau paliesti, tai mūsų asmeninė galbūt patirtį. Tai merginos, kada pirmą kartą supratote vertybių svarbą, kada pirmą kartą galbūt sužinojote apie tai plačiau ir kaip tai palėtė visą jų pritaikymą praktikoje? Aš galiu gal pradėti ir pasidalinti. Tiesą sakant, turėjau keletą tokių užėjimų arba pasimatymų su vertybėm, tai galvoju, kad pirmą kartą kažkur prieš 5 metus, dalyvaujant vienose mokymuose, viena iš užduočių buvo vertybių nusistatymas. Ir ten reikėjo savarankiškai atlikti pratimą, iš kurio paskui mes gavom sąrašą vertybių. Ir pats pratimas buvo labai fainas, labai smagus. Gavau aš tą sąrašą savo vertybių ir visai nesupratau, ką su to daryti. Tai pasidžiaugiau draugams ir aplinkiniams, kokios tos mano vertybės. Ir tas sąrašas, taip ir liko dienoraščio pavidalu. Paskui po keletą metų, dirbant kartu su psichologėm, vėl prisėjo tas momentas, kada reikėjo išsigryninti savo vertybės ir irgi pasidariau pratimą, tik tą kartą jau buvo daugiau konteksto, ta prasme, kodėl tą pratimą darau, kur tos vertybės yra svarbios. Ir tą kartą išsigryninus vertybės irgi susirašiau, turėjau visą sąrašą, supratau, kodėl aš jas iš viso gryninaus, tai nebebuvo tik žaidimas, bet nežinojau paskui, ką daryti toliau su tuo ir jos nugulė tą patį dienoraštį. Ir trečią kartą buvo, šiandien skaičiuojant matyti prieš metus mūsų coachingo mokykloje. Mes darėme pratimą, tai jau turėjau tam tikrą patirtį apie tas vertybės, mokykloje papasakojo ar ne, kodėl tai yra svarbu. Ir kai tuomet išsigryninau vertybės, susirašiau jas, bet nebeužverčiau to lapo, kad tegul lieka tam dienoraštį. Ką aš pasidariau, aš pasižiūrėjau visų pirma, kaip keitėsi, nes atsiminiau, kad čia jau nebe pirmą kartą tą dalyką darau, kaip keitėsi mano vertybės maždaug per 5-6 metus. Tai kai kurie dalykai, kurie buvo labai svarbus tuo metu, jų nebeliko sąraše. Ir liko tokia galbūt visai kita kryptis, viena iš mano vertybių yra santykis, ryšys. Ir aš tada pradėjau galvoti, o tai kur aš galiu tą pritaikyti realiai gyvenime, ką man su to daryti, kaip man priimti sprendimus, atsižvelgiant į tas vertybės. Ir tada pradėjau stebėti, kas keičiasi, kai aš tą darau, susižiūrėdama, ar tam tikra diena, sakykime, arba tam tikras sprendimas, ar mano pačios poelgis atspindi tas vertybės ar ne. Ir pastebėjau tendenciją, kad jeigu tai siejasi tiesiogiai su mano vertybėm, tada savijauta yra gera, tada žiūrėk, tas sprendimas arba tikslas man yra artimesnis, jis yra ilgalaikis. Jeigu kažkas prasilenkia, tai tada efektas būna arba labai bloga, sakykime, arba tiesiog bloga savijauta, bloga nuotaika, lyg nėra ūpo, gali būti konfliktas su kažkuo, nesutarimas. Tai mano patirtis tokia ir dabar jau praėjus metams, sakyčiau, po vertybių išsigryninimo, nebėra taip gal, kad kasdieną aš jas ten žiūriu ir bandau sąmoningai rinktis, bet grįžtu prie jų tada, kada yra kažkokie dideli, esminiai mano sprendimai, pasirinkimai. Ir kai svarstau, dėlioju pliusus ar minusus, perklausiu savęs, o tai kaip tai siejasi su vertybėm. Tai tokia mano patirtis. Ačiū, Ernesta, kad pasidalinai. Turi tikrai daug patirties šitoje srityje. Daugiametės? Daugiametės, jo. Mano patirtis kuklesnė. Iš tikrųjų, su tom vertybėm taip jau akis į akį susidūriau, kaip ir kalbėjai, kaip minėjai, per mokymus.
man kas patiko iš to, kaip mes darėm tą pratimą ir iš to, tu vis kelis kartus taip paminėjai sąrašą, man patiko, kad mums labai apibrėžia, kad turi būti maksimum 3 vertybės, tos jau pagrindinės. Tai gal tai suteikia tokį mažesnį blaškimąsi ir tu supranti, kad tai yra tavo top, bet kartu priemi, kad tų vertybių gali būti iš tikrųjų visas sąrašas, nes paprastai taip ir yra. Kaip aš pati naudoju tas vertybės, man gal buvo toksai daugiau leidimas rinktis save stipriau ir kad tai gali būti kaip vertybė. Kaip neatsimenu, ar esu minėjus ar ne, mano tuometinė viena iš vertybių buvo savanaudiškumas ir jį galima taip labai jau taip neigiamai nuspalvinti, bet iš mano pusės tai galbūt buvo toksai, kad aš priemu tai ir dedu savo tai kaip vertybę, ta prasme, kad aš renkuosi tai, kaip aš noriu daryti ir tai, kaip man atrodo teisingai arba atrodo kaip pagal mano širdį, o ne tai, kad labai atsižvelgiant į kitus ir darant taip, kaip kitiem labai yra patogu, bet man jau taip nelabai patogu. Tai man tos vertybės toksai suteikia tokį galbūt netgi vardinčiau kaip legalizavimą tam tikrų pasirinkimų, tam tikrų ar veiklų, ar tiesiog sprendimų priėmime. Tai suteikia tokį, sakyčiau, pagrindą ir kaip pat ir Ernesta irgi minėjai, didelių sprendimų pasirinkime, atsiranda savotiškas kompasas į šiaurinę žvaigždę, į kur mes kreipiam savo, veiksmus, sprendimus. Tai Laura, buvo labai gražus pažiūrėjimas tavo iš to kito kampo, kai vertybės yra galbūt ne tai, ką mes įsivardinam, bet kas juose telpa. Tai kad ir tą pačią meilę gali tilpti daug daugiau negu, tai yra mano suvokimas, tai nėra kažkieno suvokimas, ar ne? Ir galbūt tik tai užrašant vertybę ir kažkam ją parodint, žmogus gali nesuprasti, kas toje vertybėje telpa. Tai šitas suvokimas man irgi atėjo per tą patį įsigryninimą prieš metus, iki tol aš gyvenau, kas yra priimta visuomeniai gerai, tai aš tą prisitaikydavau, iki tol man nėra tekę įsigryninti vertybių. Kažkaip tai visą laiką prisimenu tėčio posakį, jisai jį turi iki šiol, tai kad žmonės be vertybių jisai vadindavo dūšios ubagais. Tai toks gražus lietuviškas posakis, kilęs iš senovės, ar ne, dūšios ubagai. Tai aš visą laiką galvojau, kad aš turiu tas vertybės ir einu pagal tas vertybės ir tada išsitaškydavau tose vertybėse. Nes jeigu kas darėte vertybių įsigryninimą pratimą, tikrai žinote, kad ten įsigryninę labai daug. Ir dar tas vienas suvokimas atėjęs toksai, kad būtent tos 3-4 pirmosios vertybės, kurios pakyla į viršų, jos ir yra aktualios dabar, tai yra aktualios dabar, jomis reikia vadovautis čia ir dabar. Tai nereiškia, kad mes neturim tų kitų vertybių, ar ne, kurios įsigrynino ten 5, 6, 7 ir galbūt 30. Jos yra, tiesiog mes jomis gyvename ir mes jų laikomės ir mes jas darome, ta prasme, gyvename pagal jas nejučiomis. Tai man tas irgi buvo didelis toksai atradimas, kad vertybės, imti tas pirmasias ir tada jau jos keičiasi. Tai yra, kai jau susigyveni su ta vertybė, kai jau tu ją atidirbi kasdien, ar ne, kai jau išmoksti su gyventi, kai tau jau nebeskauda, tada eina kitas vertybių išsigryninimas. Man dar toks žodis iš tikrųjų iškilo pasotinį, nes kažkaip išpildai galbūt tai, ko tau trūko, tarkim, kaip man su savanaudiškumu buvo, aš tarsi pasotinau tą poreikį ir dabar mano vertybės jau truputėlį keičiasi, nes netaip senai kartojausi, tai žiūriu, kad savanaudiškumo nebeliko top 3. Jisai yra, bet jau reiškia pats tas alkis, pats tas didžiausias trūkumas jau turbūt buvo pasotintas ir dabar jau atsirado kitos, ko galbūt trūksta, ką norisi daugiau pasiekti. Tai turbūt toksai
vertybės turbūt jau, kaip ir Vaida minėjai prieš tai, ar ne, apie tikslus kažką truputėlį buvai užsiminus klausime. Dabar. Jo, ir aš dabar tas klausau, ir tas pasotinimas, kaip jis tai veikia. Tai viena iš mano vertybių, kurią įsigilinau, buvo veiksmas. Ir kas yra tas veiksmas? Jeigu aš pasakyčiau tik taip veiksmas, tai dabar aš kiekvieną dieną kažką veikiu, ar ne, aš atsikeliu, aš nueinu, aš atsiplaunu dantis, bet tas veiksmas būtent buvo orientuotas į mano coachingo veiklą. Ir jeigu aš kiekvieną dieną nepagyvenu tuo veiksmu, tą savo vertybę, man ta diena, jinai tokia pasibaigė saviplaka. Ai, va, aš vėl to nepadariau, šito norėjau, šito neįvykdžiau, ar ne? Bet jeigu aš pamaitinu šitą savo vertybę veiksmu, tai eina visai kitokia dienos kokybė ir ilgainiui vystosi įprotis. Tai dabar irgi ruošiuosi daryti savo vertybių persigrinimą ir labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jos keičiasi. Ir čia galbūt ir pereisiu, tai kodėl yra svarbu žinoti savo vertybės prieš nusistatant tikslus? Ne, aš čia noriu pasidalinti. Iš tikrųjų, mes kaip pirmą susidedam tikslus, mes dedamės, tai kas mums dabar atrodo svarbu, ar ne? Arba tai, kas turėtų būti svarbu. Aš taip, nežinau, noriu pasidalinti tokiu pavyzdžiu, man labai kažkaip atrodo gerai iliustruoja tą situaciją. Su klientu žiūrėjom, kodėl neveikia, yra tikslas ir kodėl jisai neteina į realybę, niekaip jam nepavyksta to tikslo įgyvendinti. Ir vienas iš ten tikslų, aš taip grubiai tariant, buvo ar pasidaryti papildomą finansinį inkamą, šitą įplaukas ir kažkaip kitaip užtikrinti kaip ir finansiškai stabilus žmogus, bet tiesiog norėjo vis papildomus kažkokios tai veiklos ar kažko tai, kas yra labai geras ir naudingas tikslas. Ir problema buvo tame, kad niekaip neina jos įgyvendinti, vis kažkas tai ten stringa, nepaina ir pradėjom spręsti klausimą, kodėl. Tada po kurio laiko sakau, gerai, pasigryninkim mes dabar tas vertybės. Ir kai išsigryninom vertybės, apie jokius finansus tos vertybės nešnekėjo. Buvo visai kitas laikas, prioritetas buvo šeima, buvo ryšys, buvo tas pagrindas, kuris jau pas jį kaip ir buvo, bet tiesiog matyti norisi jo vis daugiau. Ir vertybė, finansinis tas dalykas nukrito ten į, nežinau, 20 ar 10 vietas. Tai va, tokia gali būti, kaip sakant, kartus momentas, su kuriuo reikia susitaikyti, nes atsimenu, kad tikrai ir žmogus sukėlė tokį tam tikrą šoką ir, kaip čia dabar, aš taip siekiu, bet šitas nesiderina visiškai su mano tom vidiniam vertybėm, ko galbūt iš tikrųjų reikia. Ir tada supranti, kad tie tikslai, kurie nesiremia vertybėmis, jos tikrai sunku yra įgyvendinti ir tada klausimas, ar jos iš tikrųjų reikia įgyvendinti. Galbūt ne šiuo momentu, galbūt po pusmečio. Gal kažką dar pratesit? Man iš tikrųjų sukėlė labai daug minčių, žinai, tai jeigu mūsų vertybė šeima, tai kodėl mes sėdim darbe, žinai, arba atvirkščiai. Ir kaip kalbant apie vertybės, tai pati šeima, jinai negali būti vertybės, ne pats darbas, patys finansai, jie negali būti vertybės, tai yra tai, kokį mums jausmą duoda. Tai tą irgi reiktų labai gerai įsivardinti ir tas man buvo taip pat labai didelė naujiena. Nes viską, ką galima prarasti, nėra vertybė. Viską, ką galima auginti tam dvasiniam lygmenį, ar ne, tai yra galbūt jausti saugumą, jausti rūpestį, ar ne, šeimos, pačiai rūpinti šeimą. Tai visa tas susiję vertybės. Tai man čia irgi buvo tas toksai, kad ir dar vienas einant link tikslų, tai labai patiko vienas duotas pavyzdys viename iš podkastų, kad jeigu mano vertybė yra laisvė, tai kodėl aš pririšu save stacionariam darbe? Tai kodėl aš kuriu verslą, nuo kurio negaliu pasitraukti, kuris man neleidžia atostogauti, kuris man neleidžia keliauti. Tai tuo atveju, jeigu ta laisvė yra man ar ne keliavimas ir žiūrėjimas viso pasaulio.
Aš tai galvoju, kad toks esminis, man atrodo, momentas ateina, kai pradedi tikslus keltis iš vertybių perspektyvos, vat ką tu, Vaida, minėjai, ar ne, keli klausimą, kodėl, jeigu laisvė, tai kodėl taip darausi. Ir tada galvoju, kad vertybių išsigryninimas prieš keliantis tikslus šiek tiek keičia mūsų fokusą, nes mano patirtį, mano rato, draugų, klientų patirtį, labai dažnai mes formuojamės tikslus iš tokio trūkumo perspektyvos, sakyčiau taip, ar ne, noriu daugiau uždirbti, ten ir išsikeliam pamatuojamą labai teisingą tikslą, ten x eurų per metus, ar ten kažkaip taip noriu karjeros, tai ten per tiek ir tiek metų noriu būti tokio pozicijoje, noriu namo, mašinas, ar ne, bet nebūtinai net ir materialūs dalykai, tai galėtų būti perskaityti, ten nežinau, 30 knygų per 12 mėnesių. Tai tokie tikslai pasidaro apčiuopiami ir jie, man atrodo, eina iš trūkumo perspektyvos, o kai mes atsigręžiam į vertybės savas ir jas suprantam, tada keičiasi fokusas į pačius tikslus ir gali būti, kad tų tikslų gerokai sumažėja, nes vertybės yra tik 2-3, tikslai gali apjungti kelias vertybės ir jie tada gali būti labiau tokie kaip, nežinau, kažką palaikyti ar ne, tam tikram lygmenį, koks yra šiandien, arba investuoti save į santykį su draugais, palaikyti ryšį ten su kažkuo, daugiau atiduoti savęs kokioje savanoriškoje veikloje. Jeigu tos vertybės yra apie žmonės, apie bendruomeniškumą ir panašiai, jeigu tavo mano žmogaus vertybė yra apie sveikatą, tai galbūt tada keičiasi fokusas ir, nežinau, sveika mityba, ar ne? Bet ne tai, kad sveika mityba, bet išsikeliam tikslą galbūt, kad ten vienas vaisius, viena daržovė daugiau per dieną. Tiesiog keičiasi kampas pačio požiūrio, tai kaip mes žiūrim tikslus ir man atrodo, tada keičiasi kokybė tikslų ir tada yra lengviau nepadėti jų į stalčių praėjus sausio mėnesiui, bet vis grįžti, persižiūrėti ir siekti tų tikslų. Aš tai kažkaip taip galvoju. Ir man tau bekalbant atėjo toksai suvokimas, kad aš, kai dirbau, tai buvau įsikėlusi tą tokį tikslą, ar ne, siekti karjeros. Tai mano tikslas buvo tapti vadovę ir aš to tikslo siekiau, ar ne, ir dariau viską, kad tapčiau šito vadovę ir ten ėjo paaukštinimas 1, 2, 3. Bet ką galiausiai aš supratau, ką aš dabar suvokiau, ar ne, tas toksai suvokimas jau ateina, kad tikslas jisai, nebuvo tapti vadovę, tikslas buvo augti. Tai kai jau pasiekiamos lubos, aš vis tiek noriu augti ir jau tada tas augimas jisai pereina į kitą lygmenį, ar ne? Ir tai yra į kitą sferą galbūt. Tai nėra į kitokio gyvenimo pažinimą, galbūt kitokios veiklos pažinimą, aš nesakau, kitokio, ta prasme, į kitokio darbo pažinimą, ar ne? Tai vis tiek yra augimas. Tai kai yra pasiekiamos tos lubos, kai aš jas pasiekiau, aš tada supratau, kad ne, tai nebuvo apie tai, kad tapti vadovę, tai buvo apie augimą, augimas baigėsi, ten toliau nelabai yra kur plėstis ir augimas turi tęstis. Tai tada vėl ateina tas pasitenkinimas, tai man čia dar kažkaip tai sukoreliavimas šitų visų vertybių su tikslais. Ir aš galvoju, kad mano nuomonė yra taip, kad žmogus anksčiau ar vėliau perdengia, jeigu jisai nesutapatina tikslų ir vertybių. Nes kažkada, kažkuriam taške jisai sustoja ir susimąsto, kad aš ne to norėjau. Tai kad būtent išvengti irgi tokių visą gyvenimą jau dariau ir ne ten nuėjau. Ir mane tas toks. Tikrai skaudus suvokimas, ar ne? Kai visą jėgą eini ir paskui supranti, kad ne ten nuėjai. Aš dar galvoju, pagal Vaida tavo pavyzdį, ar ne, karjera, tapimas vadovė, tai, tavo atveju tai buvo vertybė, galbūt augimas, ar ne, arba tas poreikis. Ir galvoju, kitam žmogui gali būti, kad jis siekia, lygiai to paties tikslo, kaip tu įsivardini,
bet tarkim jo vertybė yra, nežinau, rūpestis kitais, arba, vėlgi, ten santykius su žmonėm. Ir jeigu jis nepasiekia tikslo tapti vadovė, bet lyg per kitur tai žmonėm rūpinas ir atrodytų atliepia savo vertybę, bet turi tikslą, kurio labai siekia, o čia gal ir atsiranda tas perteikimas, nes tu jautiesi, kad tikslo tai aš nepasiekiau, aš netapau vadovė, bet net neklausi savęs, kodėl man reikia būtent tokios, pavyzdžiui, pozicijos, ką man tai duos, ir tu lyg tada būni toks nelaimingas, nusivylęs savimi. Bet iš tikrųjų, jeigu atsižiūrėtum į vertybės, gal tau visai nereikia to tikslo, gal tu ten užsiemi kažkokią savanorišką veiklą, arba jeigu kalbėtų apie organizaciją, tai gal tu rūpinėsi tai žmonėm ten per kokius, kaip būna, ar ne, papildomas veiklas, renginiai ir ten realizuoji save, bet tas neteisingai išsikeltas tikslas, jis netgi gali užgožti, man atrodo, tą pasitenkinimą ar tą vertybių pripildymą, kurį šiaip darom. Bet jeigu labai susifokusuojam į ne savo tikslą, netremtai vertybės, tada reikalai kažkokie tai iškyla. Ir man dabar toksai, tai gal netgi tas tikslas, gal jisai buvo ir teisingas, bet gal jisai nebuvo toj srityje. Gal yra kažkokių pozicijų, kur galima daugiau ten padėti žmonėm, rūpinti žmonėm, susėti kažko, ne, yra ir skirtingos pozicijos, ir skirtingi tie bendravimo galimybės organizacijose, tai iš tos pusės. O man dabar tokia prieštaringa mintis peršasi į galvą ir aš dabar pradėjau galvoti, tai jeigu dabar taip gaunasi, kad mes ten keliamės kažkokius tikslus, mūsų vertybės yra apie kitką, tai tada kaip tada su tais tikslais? Ar juos keisti, ar jų nesikelti ir tiesiog žiūrėti, kas tau veikia gyvenime pagal vertybės? Ar tada, tai man tada kyla klausimas, o kaip tada su ambicijom? Žinai, man dabar šitoje vietoje tie tikslai atsistoja, ko aš noriu. Arba iš trūkumo, kaip Ernestas sakė. Tai aš vis tiek manau, kad pirmiausia reiktų susižiūrėti vertybės ir besikeliant tikslus irgi labai grynintis. Tai tikslai, jeigu jie yra išsikelti per vieną dieną, tai aš nežinau, ar taip, jeigu jau tai yra ilgalaikiai tikslų kėlimai ar ne, ir eina kažkoks ten tas upgrade'as, kaip jau tas padidinimas ar ne, arba ten kažkokios, nežinau, sumų veiklų, žinomumo, ar ne, ten padidinimas, tai tada viskas yra gerai, bet ypatingai jeigu tai yra ar pradedama, arba ten tikrai nesijaučiama gerai ten, kur esam, tai reiktų ilgesnio to ir vertybių, pradedant nuo vertybės įsigryninimo, susižiūrint, kur dabar esame ir einant prie tikslų, dėliojant, perdėliojant, pasižiūrint tą didesnę viziją. Tai aš net galvoju, mane Laura užkabino, kai tu pasakei šalia žodžio vertybės, žodį ambicijos. ir taip jau viduje, žinai, kai jauti, kad kažkaip sutrigerino, ir tada galvoju, kad gali būti, kad kai mes kalbam apie vertybės, tai gali toks susidaryti įspūdis, kad kažkoks vienaragių pasaulis atsidaro, ne, viskas vertybės, ir ten ambicijos nėra, bet gal šiaip jau gyventi pagal vertybės ir daryti veiksmus pagal vertybės, ten ambicijos vien iš to pačio, ne, kad išlaikyti yra pakankamai daug, jeigu mes sąmoningai tą darom ir keičiasi požiūris, nes tarkim iš savo patirties, ar ne, jeigu vertybė yra santykis, tai reiškia, kad aš turiu megzti santykį su kitais žmonėmis, nes aš tada jaučiuosi gerai, su tais, kuriuos pažįstu, su tais, kurių galbūt dar nepažįstu, kas mano atveju yra eiti iš komforto zonos. Ir tai lygiai taip pat reiškia, kad su kai kuriais reikia atsisveikinti. Ir tai ambicija, tik tai jinai galbūt matuojama visai kitais parametrais, negu mes įpratę, ne eurais, ne valandom, nežinau, kalorijom, kitoks matas yra, ar ne? Bet ambicijos ten yra, bet iš tikrųjų, kai sudedi žodį vertybės ir ambicijos, atrodo, kad tokia lyg ir priešprieša gaunasi, bet ta priešprieša matyti yra ta, kur
skatina eiti iš komforto zonos. Nu, man tai veikia kaip triggeris, nežinau kaip jums pačiom, bet kažkaip triggerina. Jo, aš už tai ir kėliau tą klausimą, nes iš tikrųjų, vat, kaip Ernesto gerai vardinai, kažkoks vienaragių pasaulis, tai gal čia tada viskas gerai, nieko nereikia daryti, nes, kaip ir viskas, jeigu gyvenime daugiau mažiau veikia, ar ne, kad iš tiesų, čia vat, kaip ir įvardinai, tos, tarkim, ir ambicijos, ir norai, ir tikslai jie persidėlioja į kitokią skalę, ar ne? Ir aš dabar galvoju, toks dar klausimas, kiek jums pačiom yra lengva tą daryti? Vat rinktis savo tas vertybės ir galbūt truputėlį, kaip, ne tai, kad atidėti, bet koreguoti savo tikslus pagal vertybės. Tai aš šitą bekalbant, tai ir norėjau kažkaip tai kelti tą visą sekančią savo mintį į viešumą, kaip sako, kad jeigu kažkam susidarė šitas požiūris, kad gyventi savo vertybėmis yra lengva, tai iš tikrųjų nėra lengva savo vertybėmis gyventi. Ir kai aš pradėjau gauti komentarus iš šeimos ir draugų, kad Vaida, tu pasikeitei, tu anksčiau buvai kitokia, ar ne? Nes atsiradus vertybėm prasidėjo ribų nustatymas. Ir kas tikrai yra labai nepatogu aplinkiniam žmonėm. Ir iš tikrųjų man irgi yra labai nepatogu, kai man nustato ribas, ar ne, anksčiau, ypač jeigu aš su žmogum bendravau anksčiau kitokių santykių. Ir kai kurie ryšiai tada irgi atsisijoja, ne, kaip Ernestas sakė. Tai iš tikrųjų tai nėra patogu. Bet po to pasidaro lengviau. Nes keičiasi santykis su žmonėmis, keičiasi santykis visų pirma su savim, ar ne? Ir tada prasideda tas toksai bendravimas, kaip, kokio aš noriu, ar ne? Tai jau tada eina ne per skausmą, nes žmonės su manim susipažįsta, su manim tą naują, su mano tom naujom vertybėm. Užbrėžtos ribos jos padeda sukalibruoti tą visą, ar ne, bendravimą, tą vertinimą vieną kitų. Ir tada pasidaro lengviau. Iš pradžių tikrai nėra lengva. Ir netgi vėliau nėra lengva, jeigu atsirenkant žmonės, atsirenkant veiksmus, nusistatant tikslus, nes reikia rinktis, ar tai yra, ar taikyti savo vertybės, ar ten tikrai pasidaro labai slidi linija, ar gerai aš čia eisiu su savo ambicija, kad čia yra mano vertybė ir viskas, ar ne, ir paskui tas užsidegimas eina čia prieš mano vertybės, po 3 dienų supranti, kad galbūt, tai ne visiškai pažeidžia mano vertybės, bet santykis galbūt jau ir sugadintas, ar ne, tai ta pradžia jinai labai slidi yra. Tas susižiūrėjimas, susikalibravimas, kas ta vertybė, kur yra ta riba, kiek čia eina ir per pyktį, ar ne, nes ne visą laiką išeina išsakyti arba laikytis tos vertybės. Ir vat būtent tas, kaip ir minėjau, ne, ta vertybė mano veiksmas, tai jinai ir yra tokia, kad jeigu aš nepadarau to veiksmo, tai jinai ir su saviplaka, tai nėra lengva. Aš tai sakyčiau ir nelengva, ir lengva. Nelengva gal iš tos pusės ypatingai pradžioje, bet dalinuosi per savo asmeninę patirtį, ne, kad ne visai gal nori susitikti su savo vertybėm. Kai išsigrynini ir man buvo atmetimo reakcija, nes ilgą laiką aš gyvenau manydama visai kitaip apie save, nes buvau, sugėrusi galbūt daugumos žmonių nuomonę, ne, pati ten sąmoningai į tuos dalykus nelabai žiūrėjusi, pati savo priklijavus tam tikrų etikečių, ar ne, įpročių užsiauginus. Ir staiga tos vertybės kažkokios kitokios yra, negu aš tikėjausi, ir man jos nepatogios, nes aš suprantu, kad, gerai, tai dabar kažką reikės daryti kitaip, bet aš jau šitiek metų gyvenau taip, kaip noriu, ir norisi atmesti, norisi jas paneigti, bet tada jau tu turi tą tokią mintį galvoje, ar ne, kuri tavęs neapleidžia, pradedi stebėti, žiūri, kad gal ten tos vertybės ir teisingos, ir tas taip reikia daryti, ar ne. Ir tada, o ką daryti, mano atveju buvo po pasipriešinimo ir pykčio sekantis toks etapas, ar ne, pasimetimo, išsitaškymo, tai kaip čia dabar tas vertybės įgyvendinti, kaip čia jas įtraukti, tai ar čia visur, ar ne visur, ar čia tik namuose, ar čia tik
darbe ar ten tapo toksai, o paskui po truputį nurimsta ir tampa lengva. Ir tada, kai Vaidas sakė, ne, kai žmonės pradeda sakyti, tu pasikeitei. Ir kartais kitiems būtų patogiau, kad mes grįžtume į tą ankstesnę savo versiją. Bet ir tie komentarai galbūt, ar ne, ir tiesioginiai prašymai kartais būna. Bet tada, kai žinai jau savo vertybės ir jau praėjai tam tikrą kelią ir žinai, kad tikrai tai yra tavo ir tau tai tinka, tada lengviau priimti to kito žmogaus nuomonę, kad, pasikeičiau, bet ten aš negrįšiu, tai dabar arba mes einam kartu toliau, arba einame skirtingais takais, ar ne, nes žmonės mūsų gyvenime keičiasi ir pritraukiam numatyti arba susitinkam pagal tai, kur kiekvienas iš mūsų esam kiekviename etape. Bet tai va šitoje vietoje tada pasidaro lengva gyventi pagal vertybės, keltis tikslus, nes žinai, kodėl tą darai. Ir kito dalis, kur man dar atrodo, kad lengva, kas liečia tikslų siekimą, tai jeigu kažkas nepavyksta, ar tai siekiant tikslo, ar tiesiog kasdienėse situacijose, aš tada turiu tos tokios vidinės energijos nugrįžti dar ir dar kartą prie to paties klausimo. Pavyzdžiui, jeigu mes su kažkuo diskutuojam ir nuomonės nesutampa ir vyksta lyg ir konfliktinė situacija, bet jeigu aš žinau, kad man rezultatas svarbus arba santykis su žmogum svarbus, aš galiu atsitraukti, pergalvoti ir vėl grįžti į dialogą. Atsitraukti, pergalvoti ir vėl grįžti į dialogą, nes aš žinau, kodėl man tai yra svarbu, ką man tai duos, ką tai duos kitiems. Ir tada turi energijos tą tęsti. Kol iki vertybių išsigryninimo arba bandymo jas pritaikyti praktiškai, nepavyko, važiuoju, kitas kelias, keičiu kryptį ir negaištu laiko. O šį kartą žinau, kur verta investuoti laiko ir kur, galima pritaikyti tą taisyklę, numoti ranką ir toliau, nes tai niekaip nesusijęs su mano vertybėm. Ir dar pridėčiau, kad yra ta situacija, kad mes esam visuomenės dalis. Tai negali sakyti, kad čia tik mano vertybės, mano ribos, prašau čia jas dabar gerbti, nes aš gyvenu pagal vertybės. Kiti žmonės turi lygiai taip pat ir mums kažkur reikia susitikti su tom vertybėm. Ir va čia būna sudėtinga, kol susikalibruoji, kol pats supranti, kiek, kur galiu nuleisti, kur man čia patogiau nusileisti, kur nepatogu, kol susikalibruoji, bet kai susikalibruoji, tada pasidaro labai lengva, man atrodo, nes įvyksta kontraktas su kitais žmonėm, kur tos mūsų bendros ribos ir bendros vertybės ir tada jau viskas gerokai lengviau. Tai mūsų laikas eina į pabaigą, merginos dar tada apibendrinant, tai ar tikslinga yra laikytis tų pačių vertybių iš metų į metus, ar ne? Ar jos keičiasi? Aš ten šiek tiek paliečiau šitą savo pavyzdžiais pačioj pradžioje, bet kaip jūs galvojate, kad duoti mūsų klausytojai tą tokį didesnį suvokimą, kodėl reikia persižiūrėti tas vertybės? Manau, kad reikia persižiūrėti, nes turime vertinti tą faktą, kad mes augame ir keičiamės, ar ne? Jeigu mes augame ir keičiamės, tai tada tas atsiliepia, ar ne? Kaip ir prieš tai Vaida šnekėjom, kad kažkaip pamaitinam, ar ne, vienas vertybės, tai galbūt iškyla naujos kažkokios, tai ir manau, kad jeigu mes norim, galbūt, net nežinau, ar galime taip įvardinti, neatsilikti nuo savo augimo, ar ne? Ir savo padėti augti, o ne tai, kad mes tarsi norim augti, bet save prilaikom. Bet, žinai, mano tokios vertybės. Tai jas vis atnaujinant, manau, kad mes galim tada savo tokį netgi kažkokį pagreitį priduoti augimo arba pasitikslinti kryptį, ar mes vis dar teisingai einam, ar ne? Tai šitoj vietoje, man atrodo, suteikia svorio ir svarbumo tos vertybės, jų žinojimas ir atnaujinimas. Aš tai galvoju, kad su tom vertybėm yra kaip su knygom. Jeigu nusipirksim gerą knygą, pavartysim, ten gal kažkur akis sustos, bet padėsim ją į lentyną ir gyvenime daugiau jos nepaliesim, tai lyg ir žinosim apie ką ta knyga, mes ją de facto turėsim savo lentynoje, bet naudos nebus. Tai tas pats ir su vertybėm. Jeigu išsigryninom, žinom, bet nieko su to nedarom, tai naudos nebus ir jos keičiasi tos vertybės. Ir net galvoju, gali būti, kad po metų, po 2 mes galim lygiai tą patį
sąrašas, sakykime, turėti vertybių, bet tas pats žodis mums gali reikšti absoliučiai kitus dalykus. Tai labai, Laura, man patiko tavo pasakymas, nestabdyti savęs nuo savo augimo, neatsilikti nuo savo augimo, tai vis persižiūrėti, bet aš kvieščiau tai ne tik sąrašą pasidaryti, bet dar padiskutuoti su kažkuo, o ką man tai reiškia tas žodis, ką tau tai reiškia, kaip tai galėtų, nežinau, gyvenime atsispindėti. Ir tai nebūtinai coachingo sesijos ar kažkas pabandyti tą padaryti draugų tarpe. Irgi yra labai fainas pratimas pasižiūrėti, kaip skirtingai suprantam ir kokią skirtingą vertę tai generuoja ir vis grįžti prie to, nes keičiasi tos vertybės arba keičiasi mūsų supratimas, ką jos reiškia ir ką jos mums duoda ir neprisirišti prie to, ką galbūt išsivardinom, nes tai yra labai teisinga ir labai faina. O aš tai tik tai galėčiau pasidalinti, ko gero, savo skaudžią patirtim, kad vertybė ta, kur aš galvoju, yra vertybė tapti vadovė ir aš neįsivardinau augimo ir aš taip pat kažkur pakeliui, neperžiūrėdama savo vertybių, pamečiau tokį dalyką kaip sveikatą. Ir nutikus perdegimui, tiek emociniam, tiek fiziniam, ta vertybė jau nebeteko prasmės, manęs jau tenkina būti vadovė, nes aš nebegalėjau fiziškai, ta prasme, aš fiziškai nebeturėjau jėgų augti ir tas vertybių peržiūrėjimas, ką būtų man davęs, ar ne, tai tiesiog netgi tokį įsivertinimą, tai kur aš buvau, kur aš esu ir kur aš noriu eiti, ne? Ir suderinimas su tikslais iš tikrųjų būtų man padėjęs toliau galbūt ten ir geriau ir giliau įsitvirtinti, ne? Tai šito viso neįvyko, bet pamoka buvo skaudi ir iš tikrųjų tas toksai pasižiūrėjimas iš to taško, kodėl reikia persižiūrėti tas vertybės, nes jas mes galbūt jau gyvename, galbūt jos nebėra aktualios, pasaulis yra labai dinamiškas ir mūsų gyvenimas yra labai dinamiškas. Tai manau, kad tai yra svarbu. Ar merginos dar turėsit kažką tai pasidalinti? Man atrodo, čia tokia tema, kur turbūt gali dalintis labai daug ir turbūt be perstojo netgi, nes vis kyla tų naujų minčių. Bet kažkaip toks jausmas yra, kad senka mūsų laikas ir turbūt jau reikėtų judėti link pabaigos. Gerai, tada atsisveikinam su visais. Ačiū visiems, kas mūsų klausėtės. O sekančią laidą mes kalbėsime apie tikslus. Būtent kaip keliantis tikslus galite pritaikyti šitas jau savo įsigrynintas vertybės. Ir jei patiko mūsų video, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube, spauskite laiką ir rašykite komentarus. Ačiū Jums. Iki.